Trumpas pažintinis video apie tai, kaip įsirašyti indikatorių Forex Factor į terminalą MetaTrader 4. Indikatorių mes jums siunčiame elektroniniu paštu, prie jo taip pat pridedame naudojimosi instrukciją, kaip veikia indikatorius, aprašymą. Dabar norėčiau parodyti, kaip įsirašyti būtent tą indikatorių į MetaTrader 4 platformą. Gavę indikatorių elektroniniu paštu, jūs jį išsisaugote kažkurioje tai kompiuterio vietoje. Na, sakykime, ant ekrano indikatorius Forex Factor. Ir turite štai tokį failiuką forexfactor.x4. tą failą jums reikia nukopijuoti, spaudžiate copy ir nukelti į tą vietą, kur yra įrašytas terminalas MetaTrader 4. Dažniausiai tai būna C diskas, Program Files ir susirandam, turim Markets.com, MetaTrader 4. Spaudžiam 2 kartus, einame į folderį Experts, tada spaudžiame Indicators ir spaudžiame Paste. Nukopijuojame į šitą vietą. Continue. Viskas gerai, indikatorius Forex Factor atsirado tarp kitų indikatorių. Dabar viskas, ko mums reikės atsidaryti terminalą MetaTrader 4. Atsidarom terminalą MetaTrader 4. Štai čia, štai taip atsidarome. Ir ką? Mums dabar reikia pasižiūrėti, ar jis įrašė sėkmingai indikatorius. Spaudžiame indikatorių sąrašas, einame į Custom indikatorių sąrašą ir matote indikatorius Forex Factor. Paspaudžiame ant jo, paspaudžiame OK ir indikatorius veikia. Indikatorius veikimo principas yra rodiklytės. Kada pamatote mėlyną rodiklytę, kuri rodo kainos kryptį į viršų, mes turime pirkimo sandorius. Užsidega rodiklytė pirkimo sandoris. Kada turime žemyn žiūrinčią žydrą arba šviesiai mėlyną rodiklytę, jinai rodo pardavimo sandorius. Matote, sell, paspaudžiate ir turite sandorius sell. Taip pat yra žalia rodiklytė, kuri rodo konservatyvų galimą pirkimą. Tai yra konservatyvus pirkimas, garantuotesnis pirkimas, tokių sandorių rečiau yra, bet jie yra tikrai garantuotesni, dar garantuotesni. Šiaip strategija, kaip matote, labai gerai veikia. Taip pat yra dar raudona rodiklytė, taip pat rodo konservatyvų sell sandorį. Čia yra konservatyvus buy sandoris, čia yra konservatyvus sell sandoris. Na, ir turime tokią principų paremtą strategiją. Taip pat mes naudojame prie šito indikatorius yra pravartu naudoti MAGD indikatorių, įsijungiam MAGD paprastą indikatorių, štai taip. Ir dar yra tikslinga įeiti į rinką, matote, užsidegė dabar M15 grafike rodiklė, pirkimo sandoriai ir MAGD signalinė punktyrinė linija įeina į MAGD histogramų debesį. Turime sandorį buy. Galime ir padaryti sandorį buy. Tokiu atveju darome sandorį pirkimą. Išėjimo taškai iš rinkos galima nusistatyti pagal kitą visą mūsų techninę analizę, pagal palaikymo pasipriešinimo lygius, arba galime laukti, kol užsidegs į priešingą pusę rodiklį. Jeigu čia padarėm sell, tai išėjimas galimas čia. Bet matote, ne visada bus tikslingas toks išėjimas. Geriau galbūt yra išeiti tada pagal kitą techninę analizę. Taip pat instrukcijoje rasite siūlymą, kad išeiti iš rinkos galima ir tuomet, kada MAGD signalinė linija išeina iš histogramų debesies. Sakykime, čia įėjo, matote, rodiklė užsidegė, rodo sandorį sell. Ir sandorį sell iki kur? Iki čia, ties ta vieta, kur MAGD signalinė linija išeina iš MAGD debesies, histogramų debesies. Tai tokia yra šita strategija, jinai veikia gal tikrai patikimai, galite pasianalizuoti istoriją, galite spausdami ant indikatoriaus pasirinkti didesnę istoriją, sakykime, ne 20 dienų, 100 dienų ir praanalizuoti, kaip tas indikatorius veikia praeityje 100 dienų bėgyje. Kaip matote, sandoris sell. Jeigu čia padarėme, išėjimo taškas galimas čia, arba galimas, kada užsidega kita rodiklytė, priešingos pusės rodiklytė. Čia matote melagingas toks signalas, 2 melagingi signalai, šitas signalas vėl geras, vėl 80 punktų, čia prieš tai buvo 120 punktų, čia turim 40 punktų tokį tikslą. Čia konservatyvus sell 80 punktų, konservatyvus buy, matote konservatyvų buy, buvo galima išlaukti 110 punktų, sellas
70 punktų. Tikrai tikslai dažniausiai pagal šitą strategiją būna nemaži, tikrai veikianti strategija. Dažniausiai stop losso M15 grafike užtenka apie 30 punktų. Geriausiai šitas indikatorius veikia euro dolerio ir svaro dolerio valiutų porose. Apie tai, kaip šitas indikatorius veikia, kokiose porose geriausiai jį naudoti, jūs gausite išsame instrukciją kartu su indikatoriu savo elektroniniu paštu. Taigi, manau, kad aišku, kaip įsirašyti indikatorių Forex Factor. Tikimės, kad sėkmingai jį naudosite, taikytisite prekyboje. Aišku, visada atsižvelgime į fundamentiką, į naujienas naudojant indikatorių. Šiaip indikatorius duoda apie 80-90 kažkur tai procentų sėkmingų sandorių rinkoje. Todėl tikrai sėkmingai galite šį indikatorių panaudoti. Sėkmės visiems prekyboje.